Jei jums patinka maitinimo įstaigų apžvalgos, jūs turit būtinai paspausti sekti riebus katinas. Na, o kol jūs ieškote, kur reikia paspausti, kad pradėtumėt sekti riebų katiną, aš keliauju į kavinę Liuksas. Spėju, žalios spalvos kavinės interjere yra dėl to daug, kad jinai puikiai amortizuoja žmogaus pyktį. Taip sakant, veikia raminančiai. O kadangi mes čia nemedituoti atėjom, tai pradedam valgyti. Katinienės valgyti šaltibarščiai išties buvo skanus, tirštoki su lengva rūgštele. Radome juose plūduriuojantį ir ketvirtį kiaušinuko. Kadangi mano užsakytą silkutę padavėja vėlavo atnešti, tai vagiliavau iš katinienės bulvytės, ko laukiau. Silkė buvo skani, o tas, kuris gamino ją, greičiausiai labai mėgsta gėlės, nes prisuko jų ir mano lėkštėje. Pagrindiniai patiekalai tik iš pirmo žvilgsnio atrodė įspūdingai, kol nepradėjome jos valgyti. Vištienos vienas galas buvo surus, greičiausiai prieskoniuodami nevienodai įtrynę druską. O perlinių kruopų kuskusas sušokęs gabalais. Guminį ir išsausėjusius sprandinės kepsnį pjaustyti vienšakutį ir peilių sekėsi sunkiai. Benzininis pjūklas čia būtų puikiai padėjęs. O dar tas spermatozoidas žiūrintis iš padažo. Kaip jis čia atsirado? Obuolių pyragas savo skoniu labiau man priminė saldintą batoną nei obuolių pyragą. O kapučino galutinai nužudė. Jinai man priminė 3 viename padalintą ant 3 puodelių. Tad sakyčiau labiau ne Liuksas, o Jurbarko šnipštas.